Jau daugiau nei 2 metus veikianti įmonė Karšti vėjai montuoja šilumos siurblius, oro kondicionierius ir saulės elektrines, išsamiai konsultuoja bei parenka reikiamą įrangą. Tačiau grįžkime į pradžią ir sužinokime, kaip orlaivių mechanikas tapo verslininku. Viskas prasidėjo pandemijos laikotarpiu, tuo metu dirbau orlaivių šaltkalviu, stojo skrydžiai dėl pandemijos ribojimų, automatiškai kirto ir per atlyginimą, teko ieškotis naujų veiklų. Ir neprašovėme, pasirodo, tai yra tikrai perspektyvi veikla ir galima toli nueiti. O kodėl būtent pradėjote vystyti šitą kryptį? Juk buvo begalė kitų variantų, ką galima daryti. Tiesiog draugas paprašė pagalbos pas savo senelį dirbtuvėse, sako, ar galėtum padėti padaryti šildymą. Gerai, sakau, kodėlgi ne. Ir mes visą tai padarėme, atvažiavo jau paskui atestuotas meistras paleisti visos tos sistemos. Ir draugas tiesiog iš smalsumo paklausė, sako, kiek kainuotų pinigų tokios sistemos įrengimas. Ir kai jis atsakė, tapo aišku, kad mes to užsimsime, nes žinių turėjom pakankamai, aviacija yra išmokinus puikiai skaityti, tai ir nebuvo didelių kliučių pradėti. Pradedant veiklą Vaidui ypač pasitarnavo statybos inžinerijos studijos bei patirtis iki 2008 metų krizės atliekant darbus statybų sektoriuje. Dabar žvelgiant į praeitį, ar reikėjo daug investicijų šio verslo pradžiai? Matot, kai turėjau tiek statybinių žinių apie visą inžineriją, tai jau didelis bagažas su savim atsinešiau, o piniginė išraiška iš tikrųjų daug nereikėjo, nes didžiąją dalį įrankių turėjau, tai grubiai sakykim, koks 1000 eurų ta buvo investicija, tik tai. Žinoma, naudojam savo mašinas, savo įrankius, ko desipirkom tik tai grinai, ko trūksta. Vystyti savo verslą ir būti tam tikros srities amatininku yra du labai skirtingi dalykai. Tai kaip jums sekėsi užsidėti būtent to verslo savininko kepurę? Sunkiai, iš pradžių labai sunkiai sekėsi derinti nuolatinį darbą su verslu, nes nenėriau taip stačia galva visiškai į verslą. Kai jau nebeturėjau laisvų dienų mėnesyje, tada jau supratau, kad laikas pasinerti stačia galva. Žinoma, šeima išlieka prioritetu, bet kenčia, iš tikrųjų kenčia. Jeigu atvirai sakant, laiką suvalgo tikrai. Jeigu visi įsivaizduoja, kad kuriant verslą dirbsiu kada norėsiu, tai taip, dirbsiu 24 valandas per parą. Paminėjote šeimą. Kaip jie reagavo į jūsų idėją kurti verslą? Žinoma, labai palaikė. Vaikas ypač labai laimingas, jam didelė mašina, jeigu vežu su jai į mokyklą, tai jisai euforijoje būna, tiesiog jam kažkas tai tokio. O žmona taip, pagalbininkė, jį visada palaiko, aš kartais jau kaip prie palūžimo ribos, tai visada išties ranką ir pagrindėjai padeda man su socialiniais tinklais, nes tai yra jos stiprioji pusė. Šiaip stengiuosi visą laiką savaitgalius turėti laisvus, bet retai irgi taip išeina. Rutina prasideda nuo 7 ir baigėsi įvairiai 12, 1, 2 nakties. Tiesiog, kiek yra darbo, tiek turi nudirbti, nes niekas už tave to nepadarys. Tačiau turite komandą, kodėl tiesiog nenorite būti vadovas, kuris deleguoja, ką daryti, o pats galėtume tiesiog poilsiauti? Yra bosas ir yra lyderis. Tai aš noriu būti lyderiu. Bosas tai kaip ir sakėtis. Jis vadovauja, tiesiog sėdi iš namų ir švilpauja. O aš ne, aš noriu eiti kartu su komanda ir kad kartu mes eitume kaip vienas kumštis. Grinai kaip futbole, kad su treneriu visi kartu ir tik pirmin. Beje, būtent per žmonos vystomus socialinius tinklus dažniausiai klientai ir atranda Karštus vėjus. Kitasgi svarbus kanalas – rekomendacijos. Juk geriausia reklama – nepriekaištingai atliktas darbas. O ar galėtumėte pasidalinti patarimu mūsų laidos žiūrovams, ką jam būtų geriau rinktis? Ar šilumos siurbliai oras ar oro kondicionierių? Jeigu poreikis yra tik tai vėsintis, viskas tvarkoja, užtenka kondicionieriaus. Bet jeigu, sakykime, yra senos statybos namas su malkiniu pečiumi, kad nereikėtų jo kiekvieną rytą bėgti, kurti, dirbti pečkuriu, tai tokiu atveju tikrai verta pasistatyti šilumos siurblį oras ir jisai palaikys temperatūrą namuose. O jau kai, sakykime, atsigersite kavos papusryčiausiai, užsikurti pečių jau netaip ir sudėtinga. Verta žinoti, kad jei kondicionierių nutarsite įsirengti nuosavame name, tuomet jokių specialių leidimų neprireiks. O bute teks gauti kaimynų sutikimus bei paruošti įrenginio projektą. Tačiau juo pasirūpinti gali padėti ir montuojanti įmonė. O ar yra kažkokių mitų, kuriuos šiandieną laidoje norėtumėte sugriauti? Taip, yra vienas. Visi įsivaizduoja, kad turėti kondicionierių yra prabangos dalykas. Iš tikrųjų, jie labai klysta, nes paimkime pavyzdį 15 kvadratų miegamajam kambariui, tikrai galima įrengti iki 1000 eurų su montavimo darbais. Kadangi kondicionieriaus tarnavimo laikas 10-15 metų, tai ta investicija padalinus per metus nėra jau tokia didelė, kad turėti komfortą.
Tiesa, kondicionieriaus montavimo darbus derėtų patikėti tik licencijuotę meistrams. Mat susimontavę patys neteksite garantijos įrenginiui. Neseniai į savo asortimentą įtraukite ir saulės elektrines. Ar tai buvo sėkmingas verslui sprendimas? Taip, tai buvo sėkmingas. Šiuo metu jis yra kaip tik labai ant bangos. Visi nori būti nepriklausomi, nemokamai šildytis. Tai tas nemokamai yra sąlyginai. Tai vis tiek reikalinga pradinė investicija. Šiuo metu yra skiriamos apva paramos būtent saulės elektrinėm. Tai labai patrauklu visiems tapti gamintojais. Ir kitas aspektas yra saulės elektrinės, yra žalioji energija, tai visi link to ir einame visą Europą. Darbas su saulės elektrinėmis pareikalavo ne tik daugiau investicijų, bet ir laiko. Tiek Vaidui, tiek jo įmonės darbuotojams teko baigti ne vienus mokymus bei išlaikyti egzaminus. O kokiais ateities planais gyvenate? Oro kondicionieriai, šilumos siurbliai jau kaip ir įsitvirtinome, bet labai norime ir išlaikyti aukštą lygį kokybėje, estetikoje, kad klientai tikrai visada liktų patenkinti. O su saulės elektrinėm dar reikia padirbėti, nes konkurencija tikrai yra labai didelė. Tačiau produkte matome perspektyvą, esame užtikrinti to, ką darome ir nebijojame savo sėkmę.